Kągi, brangieji, turime daug informacijos apie Skirmantą Malinauską. Daugėja. Man šis prasa. Tikrai nesitikėjau, kad įrašinėsiu kiekvieną dieną šitą veiklę, bet situacija to reikalauja. Šitas veikėjas, man atrodo, bus greitai atskleistas. Man mūsų pavadinimus, kad žinotumėt, kas aš toks ir ką mes darom. Darius Miami brokeris, mane vadina, aš nekilnojamo turto 30 metų, bet kokį nekilnojamo turtą Lietuvoje parduosiu greitai, už aukščiausią kainą ir lengvai, nes 30 metų tai darau per tais pasaulio šalis. Plius aš tai darau ne vienas, tai darome su komanda, vienas daugiausiai darys. Tai tiek reklamos, kam reikia parduoti namus, žiūrėkite video namų brokerį, prenumeruokite namų brokerį YouTube kanalą. Parodysiu, kur jūs galite ką pasižiūrėti. Ir kalbėsim apie Skirmantą Malinauską. Apie šitą veikėją pasirodo daug dalykų, dar mes nežinom, bet jau greitai žinosim, nes kiekvieną dieną man užteka paskelbti ir informacija tiesiog laukia apie šitą veikėją. Namų brokeriai, žiūrėkite apie pardavimus, apie darbą. Pas mane rašo klientas, jisai grojaraštį, yra NT karjera klientas, kas norite įsivaizduoti žmonės, o čia tik vienas parduoti. Reikėtų išpatinimas. Ola, Malinausko ir kalbėsim apie Malinauską ir apie Malinausko gerbėjus. Gavau daug informacijos ir tikrai turėsim apie ką pakalbėti. Tai va čia kas šmeižė mus. Kas šmeižė mus, galite eiti žiūrėti kalbą patys pardavėjai. Išjungsime visai, ar ne? Kalba patys pardavėjai ir užsiprenumeruokit YouTube kanalą Namų brokeriai. Tiesiog einat, spaudžiate prenumeruoti. O Malinauskui, kas norės sekti visus įrašus, įrodymus, ką mes surinksim apie Malinauską, apie Skirmantą Malinauską, baudžiamos bylos procesas. Žodžiu, čia yra jam išskirta, jam didžiulė garbė, išskirta visas grojaraštis ir šiandieninis streamas bus patalpintas. Taip, kad ir čia Malinausko gerbėjai galite eiti ir klausyti ir patys nuspręsti, ar tai yra tiesa, ar netiesa, ar ne? Dabar dar aš turėsiu ką parodyti apie Malinauską, bet kol kas, reiškiasi, kodėl aš iš karto nusprendžiau šiandien vėl streamą padaryti, video įrašą padaryti, ar ne? Nes tik tai pirma diena ir į mane kreipėsi vienas žmogus irgi nukentėjęs iš nekilnojamo turto
irgi nukentėjęs iš nekilnojamo turto. Ir tuoj paaiškinsiu, panašu, aš buvau teisus. Jisai pats, Skirmantas Malinauskas, savo žodžiais pasako, kad jisai atakuoja tuos, kurie turi daug pinigų. Tai aš čia turiu nuliūdinti, aš neturiu labai daug pinigų, bent jau kaip jis įsivaizduoja. Ar ne? Jeigu aš jau gyvenu Majamyje, jeigu aš dirbu su nekilnojamu turtu, tai faktas, aš uždirbu daugiau negu 1000 eurų, aš gaunu pajamų daugiau negu 1000 eurų per mėnesį. Bet tai nėra, jam gal tai yra daug pinigų ir mes tą dalyką aiškinsimės. Bet dabar reziumuosiu, ką jisai, trumpą tokį video, nežinau, kiek trumpas, nes daug yra ką apžvelgti, bet, reiškia, siųskit informaciją, aš susilaukiu daug grasinimų, daug piktų komentarų, trolimių, visokių trolių ir taip toliau, bet kol kas, ką aš gaunu informacijos apie jį, aišku, čia viskas tik tai galimai, dabar vyksta tyrimas, niekas nėra dar galutinai įrodyta ir taip toliau. Bet galimai Skirmantas Malinauskas piktnaudžiauja su alkoholiu. Čia iš jo aplinkos žmonės man pranešė, kad tai galimai yra alkoholikas, ar ne? Tai ir tuoj pasižiūrėsim nuotraukas, man irgi toks įtarimas kilo, kad galbūt jis biškį pavartoja per stipriai, ar ne? Taip pat, praneškit, jeigu kas nukentėjo dėl pinigų, nes jisai tas orientacija pinigai, bet kokią kainą, aš įtariau, kad jis gali turėti problemų su pinigais, su žmonėmis ir turbūt girdėjote, kad jisai grasino savo dėdės sugyventiniai ar žmona ir sugyventiniai turtiniais reikalais 2 dienos po mirties. Čia yra šlykščiausias atvejis, kokį man teko girdėti per 30 metų nekilnojamam turte. Net neleido lavonui ataušti, ar ne? Tai čia šitas atvejis, ar ne? Bet aš dabar viską, ką aš tik tai girdėjau, aš negaliu konstatuoti, kad tai yra 100% tiesa, tik dabar yra pradėti rinkti įrodymai, pokalbiai ir aišku, man reikalingi liudininkai, žmonės ypač, kurie galite išeiti į eterį ir pakalbėti, patvirtinti, pateikti įrodymus, kad tikrai tai buvo, būtų labai faina, mes už tai netgi sumokėsime už jūsų laiką, už jūsų drąsą, už jūsų energiją, už sugaištą laiką, už jūsų interviu sumokėsime pinigų. Aišku, nesitikėkit praturtėti kaip Skirmantas Malinauskas, bet pinigų bus skirta. Tai va su pinigais. Toliau kitas dalykas, man įdomu, kodėl jisai buvo galimai pašalintas, ar pats pasišalino, ministro patarėjai buvo. Apie tai žinote, ar ne? Dar ką gavau informacijas, kad jisai dirbo žinių radijo, jis dirbo Respublikoje. Taip, kad nėra paprastas youtuberis. Tai yra profesionalus pasikaustęs melagis. Bent jau mano atveju aš galiu tiksliai konstatuoti, tai žmogus meluoja, iškraipo informaciją, arba nepasitikrinęs faktų, tiesiog šneka, reiškia savo nuomonę. Kaip jis, kad bando pateikti, kad tai yra jo nuomonė. Bet kadangi jisai turi daug prenumeratorių, jis turėtų atsakyti už savo nuomonę, jisai daro įtaką žmonėms ir tą nuomonę pateikia. Bet dabar žiūrėkit, aš noriu pragroti vieną video įrašą, kuris turbūt galbūt visai netyčia. Čia buvo karjeros pradžiojo, bet jisai pats pasisakė, kodėl jis tai daro. Aš prisimenat pirmam interviu, pirmam pokalbį įrašė, jeigu kas klausėte, tai aš pasakiau, greičiausiai jis naudoja tą technologiją, kad kenkti, reiškiasi, taip, tuoj surasim šitą veikėją, kad kenkti verslam, kenkti žmonėms ir tokiu būdu, reiškiasi, pasipelnyti. Ir mes atradom video įrašą, kuris pats tai pasako. Klausykite dėmesį. Jo tikslas kenkti žmonėm, paklausykime jo žodį, apsunkinti gyvenimą jis tai vadina. Žmonėm, kas turi pinigų. Wow. Žodžiu, tiesa apie Malinauską yra svarbu. Todėl dabar aiškinsimės tą tiesą, kurios jis labai toks teisingas, labai ieško tiesos. Nu gerai. Tai va čia yra, aš tikiuosi girdėsis, ką jisai sako, šiek tiek atitrauksim atgal.
praplėtėte savo akiratį. Tačiau mes galime ir pozityviai išnaudoti piramidės principą. Padarykime Skirmantas Malinauskas siūlo daryti piramidės principą. Įsiklausykite dėmiai. Jisai siūlo jums, bet čia buvo, dabar jis to niekada jau nepasakytų. Bet matomai pamiršo, ką pasakė prieš kelis metus. Matot, dar tų žaisliukų mažiau turėjo, jisai ant lango prisidėjęs, kažkas su tai žaisliukais pas jį negerai yra. Bet klausykite dėmiai, ką jisai sako. Labai paprastą dalyką. Kiekvienas iš jūsų pasirinkite 3 savo draugus, pažįstamus, artimuosius, giminės, ką tik tai norite. Ir 3 žmonėm išsiųskite nuorodą štai šito video. Jeigu jūs gavote nuorodą iš savo draugo, lygiai taip pat padarykite ir jūs pats. Labai greitai pamatysite, kaip veikia piramidės principas. Jeigu iš tikrųjų tokių žmonių, kurie tai padarys, bus daug, apie šitą video sužinos visa Lietuva. Ir tai būtų didžiulė pergalė, todėl kad tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Aiškiai girdėt, tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Wow! Wow! Aš tik tai praeitam video įrašė sakiau, ar nebus jo tikslas? Ar nebus jo tikslas panašiai kaip ir rekvizitai, paskui rekvizito atveju. Rekvizitai vieną kartą arba patys parašė, arba laikė kažkieno komentarą, neva, reiškiasi reikia man biškutį palaukit, aš turiu pratrinti, nes troliai atakuoja. Monika! Reikia man pačiam pratrinti, nes troliai atakuoja ir nori sugadinti mano įrašą, ne? Gerai, tai trolius mes tuoj pašalinsim. Ne, man atrodo jau pašalino. Jo, man atrodo jau pašalino, viskas gerai. Gerai, tai žodžiu, žiūrėkit, aš vakar tik tai pasakiau, kad galimai šitas veikėjas, kaip ir rekvizitai, mano atveju vieną kartą, reiškiasi, laiko specialiai blogą komentarą, kitaip tariant, kenkia tavo įvaizdžiui, kenkia tavo įmonėje, reiškiasi, bando tave pavadinti aptaristų, sukčium ir taip toliau. Ir žmonės eina, o žmonės, vis tiek, jie reaguoja, dabar žinot, kaip visi skaito komentarus ir taip toliau, ir tie socialiniai tinklai daro didelį įtaką. Žmonės nueina, pasiskaito ir sako, va čia apie jūs blogas komentaras. Arba jūs turit kažką daryti, kad jo neliktų, arba tai yra tiesa, jeigu jūs neprieštaraujat. Ir aš paskambinau į rekvizitus, turim mes pokalbį įrašą ir sakau, reikia tą problemą išspręsti. Tai gerai, čia mes galim, aišku, jeigu norit, jūs sumokėkit 3000 eurų, būkit mūsų kažkoks prioritetinis narys, kažkas tai tokio, ir tada mes jau už jūs tvarkysim, kad tų komentarų nebūtų, kažkas tai tokio. Žodžiu, ir tada aš supratau, kad čia yra šiuolaikinis reketas. Tai Skirmantas Malinauskas, kaip aš ir įtariau, kad gali būti šiuolaikinis reketas, ir tai ne mano žodžiai, aš dar kartą pragrosiu, kad jūs suprastumėt, kad jisai siūlo ne tik tai čia, kuris smerkia piramidės, pinigų darimai ir taip toliau, jis pats siūlo užsimti piramidės principų, platinti jo video įrašus ir pasiekti pergalę, kad pakenkti tiem, kas turi daug pinigų. Arba, kaip jis pats sako, apsunkinti gyvenimą. Aš tikiuosi, kad jūs praplėtėte savo akiratį. Tačiau mes galime ir pozityviai išnaudoti piramidės principą. Padarykime labai paprastą dalyką. Kiekvienas iš jūsų pasirinkite 3 savo draugus, pažįstamus, artimuosius, giminės, ką tik tai norite. Ir 3 žmonėm išsiųskite nuorodą štai šito video. Jeigu jūs gavote nuorodą iš savo draugo, lygiai taip pat padarykite ir jūs pats. Labai greitai pamatysite, kaip veikia piramidės principas. Jeigu iš tikrųjų tokių žmonių, kurie tai padarys, bus daug, apie šitą video sužinos visa Lietuva. Ir tai būtų didžiulė pergalė, todėl kad tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Tai apsunkintų gyvenimą žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Ok, supratom. Dabar aš parinkau tokių kadrų, nežinau, gal čia žmonės, kurie veidotį labiau išmano,
mane informavo, kad jisai galimai yra alkoholikas, ar ne? Ir todėl jisai nerodo savo kūną, jo nematysit, jis yra, kiek suprantu, ar nutukęs, ar kažkas tai tokio. Kūnas jo yra uždroštas, jeigu taip liaudžiškai tariant, bet atkreipkite dėmesį, jo veido išraiškas. Čia netgi akinius, čia pačioj pradžioj akinius kreivai užsidėjęs, ar ne? Čia tokius, jis prisikūrė tokių, ar jis čia juokingas bando būti, ar kažką. Čia yra ne mano sukurtas, čia jo paties, šitas stop kadras yra jo. Jis prisideda tokių fakus, kur rodo pelyčių ir taip toliau. Kažkas su žmogaus psichika yra negerai, ar ne? Kažkas jam yra negerai. Tos akis, viena akis primerkta, kita atmerkta. Aišku, čia yra stop kadrai, bet ar tai nereiškia, kad žmogus tikrai turi problemų su alkoholiu? Čia jau veidotyrininkai. Kalbėkit, ar jisai tikrai neturi rimtų problemų su psichika ir su alkoholiu. Ir vėl, aš to nekonstatuoju, aš tik tai svarstau, galbūt galimai. Ir aš noriu gauti iš jūsų informacijos. Ką jūs apie jį žinote. Ir šiandien jau gavau informacijas iš žmogaus, kur žino jį asmeniškai, ar ne? Gali papasakoti daugiau informacijos. Bet aišku, man reikia įrodymų, man reikia faktų, man reikia žmonių, kurie ne tik tai, kad gali žinutę parašyti, nes aš tų žinučių susilaukiu labai daug, brangieji. Aišku, yra daug jo šitų jo gerbėjų, ar ne, ir man grasina, ir dantis išmušti, ir nužudyti. Aš susilaukiu tų žinučių masiškai dabar, kada grasina, kad čia vienas parašė, kad, reiškia, tave į teismą paduos. Jis negali manęs paduoti į teismą, nes jis meluoja. Tai va, brangiai, tiesa yra svarbu, pasirodo tas jo judėjimas ar jo viešoji įmonė, bet tiesa apie Skirmantą Malinauską irgi yra svarbu, ar ne? O matyt, Malinausko tiesa yra nesvarbu. Mes padarysim, kad Malinausko tiesa būtų nesvarbu, o apie jį tiesa būtų svarbu. Ir jeigu kas nežiūrėjot pirmą video įrašą, tai yra kreiptasi, kad būtų pradėtas baudžiamas tyrimas šitam veikėjui, kurios siekdamas pasipelnyti, tą aiškiai konstatavo, siekdamas pelnyti, čia man kaip visata padeda, žinokit, mes atrandam video, man rašo žmonės, nes matot, jeigu tai yra tiesa, jeigu jisai yra alkoholikas, jeigu jisai yra piktnaudžiantis alkoholiu žmogus ir galimai netgi pašalintas dėl tos priežasties iš vyriausybės darbuotojų patarėjų, kažkas tai tokio. Tai skirtingai jau pradėkim nuo to, kad aš visiškai nevartoju alkoholio. Anksčiau vartodavau, bet paskutiniai dabar jau 12 metų greitai bus, kaip 11-12 metų jau greitai bus, kaip visiškai nevartoju alkoholio. Ir jeigu alkoholikas, reiškiasi, imasi mane komentuoti, tai būtų labai paradoksas. Tai klausimas, kas yra tada tiesa, ar ne? Vienas dalykas, bet aišku, alkoholio vartojimas tai dar nereiškia, ar tiesa, ar ne? Bet tai jau parodo apie žmogaus suvokimą, apie jo sąmoningumą, apie jo išsilavinimą. Brangiai, kas nežinoja, va tokį, jeigu žmonės galvoja, kad išsilavinimas yra diplomas, universiteto baigimas, aš jums pateiksiu naują apibrėžimą apie išsilavinimą. Galbūt naują kai kas gal girdėjot. Išsilavinimas yra žmogaus gebėjimas gauti viską, ką jis nori, nepažeidžiant kito žmogaus teisių. Žiūriu, tamsoka pas mane biškutį, įjungsiu šviesą. Išsilavinimas yra žmogaus gebėjimas gauti viską, ką jis nori. Tu gali norėti tų pinigų ir jo tas noras turėti pinigų ar būti turtingu, yra viskas tvarkoja. Tu gali, ir mes turim svajoti, visada yra perteklinė resursų, dabar ypač technologijas, mes pajėgų sugeneruoti technologijų pagalbą, sukurti didelės pridėtinės vertės, sugeneruoti automatizaciją, robotai, mes galim tikrai susikurti perteklių ir maisto, ir rūbų, ir technologijų, ir keliauti galim ir taip toliau. Tai siekti, turėti pinigų arba siekti, turėti tų daiktų ar mėgautis gyvenimo yra gerai, čia nėra blogai.
čia nėra blogai. Bet reikia tai daryti nekenkiant kitiems. Ir būtent Skirmantas Malinauskas pats įvardino, kad jis nori kenkti kitiems, jis nori apsunkinti kitiem gyvenimą ir tipo, kadangi jis toks kaip blogiukas, jeigu nenori, kad jiem kenktų, tai jisai turi jam matyti pinigus mokėti. Arba jisai pritraukia per tokias dramas, meluodamas, pritraukia daugiau žiūrovų ir jisai, reiškiasi, gauna už reklamą ant tų YouTube video, nes kiekvieną kartą nori kokį video pažiūrėti, man lenda reklama, ar ne? Ir jisai už kiekvieną tokią reklamą gauna ten kelis centus. Nu tai va tos centukus jis matyt yra kažkokią idėją pasigavęs, kad nieko nedirbti, bet būti turtingu. Taip nebūna, jeigu Skirmantas Malinauskas klauso šito video įrašo. Taip nebūna, Skirmantai. Ir jeigu jau, tu dėl to, matomai, jeigu vartoji jisai alkoholį, tai tu dėl to ir vartoji tą alkoholį, nes tu kenki, tu žinai viduj, kad esi blogietis, kad kenki, kad nekūryba užsiimi, kad meluoji. Ir tai sukuria didelį atitrūkimą tarp to, kaip tu save pristatai emociškai ir kas tu iš tikrųjų esi koks šiknius, ar ne? Ir kad tą tuštumą užpildyti, tą stresą yra vartojama alkoholį. Tai aš turiu tokį patarimą. Jeigu tą kryptimą eini, alkoholis nepadės, turi pereiti ant kažko rimčiau. Pereik ant kažko rimčiau, nu tai tada turėsim dar daugiau tiesos apie tave papasakoti, ar ne, jeigu klausaisi šitą video įrašą. Dabar, tai čia žmonėms šiaip bendrai, kas kaip turėtų būti. Kas yra tikrai išsilavinę žmogus. Taip, žmonės daro pinigus ir narkotikais prekiaudami, ir nusikaltimus daryti. Įvairiais būdais daro pinigus. Bet tikrai išsilavinęs žmogum galima vadinti tą, kuris gauna viską, ką nori. Ar milijoninius namus, ar jachtas, ar lėktuvus, ar kiek jam reikia pinigų, ar gyvenimo kokybę, kokią tik tai nori. Bet jis tai padaro, kurdamas pridėtinę vertę. Jis tai nešdamas naudą žmonėms, prekes, paslaugas, arba netgi būdamas žurnalistu gali būti. Bet žurnalistas neturi būti kenkėjas, neturi būti melagis, kodėl nebedirba jis Respublikoj, kodėl nebedirba žinių radijoj. Prašom, kas žinot, būtinai parašykite. Jisai, kiek žinau, dirbo Respublikoj, kiek žinau, dirbo žinių radijoj. Ir nei ten nebedirba. Nu, toks fainas, toks teisingas žmogus, gal ten blogos institucijos, gal jis ten nepritapo, o gal buvo melagis, sukčius, vagis, galbūt žemų vertybių, gal degrada koks. Tai prašome, kas žinote apie jį, mums reikia kuo daugiau informacijos. Tik tai prašau, turėkite drąsos išeiti ir gal padarysim bendrą streamą. Kadangi tai yra toj socialinėje erdvėje, gana pagal Lietuvos standartus, pagal pasaulinius standartus, tai aišku niekas, tie 145 000. Bet pagal Lietuvos standartus tai yra, jeigu kas nežino, tai man atrodo pasaulyje, ar tik nebus 120 milijonų yra daugiausiai turintis YouTube kanalas, bet jau 1 milijonas, 5, 10 milijonų yra pilna tokių YouTube kanalų, nu jisai Lietuvoje turi 100. Čia kaip Lietuvoje tikrai yra pakankamai daug. Ir demaskavę šitą melagį, mes galėsime, jūs, jeigu esate žurnalistas, arba detektyvas, arba advokatas, jūs išpopuliarėsit ir, reiškiasi, taip, jūs įgysite populiarumą, nes atskleidėme šitą aferiugą, ar ne? Mano atveju tai yra žmogus, melagis, kuris iškraipo, ima kažkokią iš konteksto frazę ar kažką ir po to apipina multikais ir taip toliau, tai yra sąmoningas kenkėjas. Tai yra arba nesąmoningas, jeigu jis yra alkoholikas, vadinasi, jis yra nesąmoningas, tai yra, tada jis nepakaltinimas, bet tada jis turi gauti atitinkamą gydymą, jisai turi gauti atitinkamas, reiškiasi, dokumentus ir, aišku, tada jo tas YouTube kanalas turi būti uždarytas. Tarp kitko jis kažkur skundėsi, kad jau jo nori uždaryti ir taip toliau ir vėl prašo daugiau pinigų. Šiaip aš tą temą nenorėčiau skirti kiekvieną dieną, bet šiandien, sakau, iš jo aplinkos jau žmonės man parašė, nori būti išlikti anonimiški kol kas, ir parašė dar nukentėję žmonės, kuriuos jie šmeižė, ar ne? Tai čia tik tai mano vienas video, tik tai 1000 ar 2000 peržiūrų dar tik tai. Tai įsivaizduokit, jeigu sužinos visa Lietuva apie jį,
Jeigu bus 100 000 peržiūrų arba, reiškiasi, arba gal nedaug tų peržiūrų, bet jeigu man pavyks atrasti žmonės, kurie gali patvirtinti apie jo melą, apie jo sukčiavimą, apie jo, reiškiasi, tą negatyvų destrukcinį elgesį, tai būtų labai faina, mes paviešintumėm ir aišku, jau kriminalinis tyrimas pradėtas, čia nėra, kad tik tai planuojamas pareiškimas parašytas, tyrėjai turi atlikti savo darbą, žiūrėsim, ką tyrėjai darys, kaip jie reaguos, gal jie sakys, nekreip dėmesį, bet matot, čia yra verslas, jisai kenkia mano verslui, mes prarandam klientus, žmonės, 140, kai kurie tiki. Ir aišku, kaip man parašė, sako, pagrindė jo auditorija yra tokie besmegeniai, nemąstantis. Kad man parašė, žinokit, iš mano pažįstamų, matėt šitą video įrašą, kur jisai rašė ir parašė, kur, aš manau, sveiki, normalūs, adekvatus žmonės, bet jie vis tiek pasižiūri, scrollina tą Facebooką ir pasižiūri. Nebūtinai turi būti jo subscriberis, tas prenumeratorius, bet jie pasižiūri ir tada daro, kas čia yra. Ar ne, kaip čia, ar jis teisus, ar ne. Kitaip tariant, jisai žalą daro tiek man, tiek mano šeimoje, tiek įmonė ir pasirodo jis tą žalą. Kitų atvejų kol kas neanalizuoju, jis ten apie banditus, nusikaltimus kažką, bet tai ir vėl, kiek aš suprantu, ne tiek jiems svarbu, aš pats turėjau konfliktų su banditais, su tuo reketu. Ir aš atstovėjau savo tiesą ir uždarėmės į kalėjimą tos nusikaltėlius, reiškia, uždarėme jų verslus, turėjo jie problemų, buvo areštuoti, mes pagaudom juos gatvėje. Žodžiu, tie 90-ieji metai, kai aš kovojau už tiesą ir laikraščiai rašė, ir straipsniai ir taip toliau, aš kovojau su to nusikalstamu, bet aš kovojau dėl to, kad aš gyniausi, mane puolė ir net sumušimų buvo. Daug visokių dalykų, čia kada nors, jeigu įdomu, galėsi padaryti epizodą tokį apie tos 90-uosius. Bet, reiškia, aš niekada nejau ir nerašiau apie tos nusikaltėlius vien dėl to, kad populiarumą įgyti. Reiškia, nes aš taigi nežinau, ar jie nusikaltėlį, galų gale tai yra nesaugu. Tai yra nesaugu, aš nežinau, kas teisus ir kiek aš žinau, kai kurie nusikaltėliai, taip, ten ir organų prekyba, ir prostitucija ir taip toliau. Bet kai kurie nusikaltėliai aiškindavo santykius tik dėl save, tik dėl tarpusavį, vieni kitus šaudydavo, sprogdindavo ir taip toliau. Ir jeigu aš būčiau kišęsis, čia ne mano reikalai, tegu jie šaudosi, sprogdinas, ar ne? Šitas veikėjas, reiškia, lenda visur, kas tik tai jam populiarumą duotų. Ir plus, kad įdomiau būtų tų multikų bežionėlių prideda ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jis nebefiltruoja jau. Reiškia, skirtingai, matot, skirtingai nuo jo, jam paskambino, čia neturiu aš laiko, bet įrašysiu būtinai apie nuo manęs pabėgęs psichinių sutrikimų turintis brokeris ir jo žmona, ten seksualinių sutrikimų turinti ar kažkas tai tokio, bet kol pas mane dirbo, viskas buvo gerai, aš prižiūrėjau, dabar jie jau rodo save visų grožių, jie turi savo nekilnojamo turto agentūrą, pradėjo dirbti savarankiškai. Ar ne? Ir čia, jeigu kam įdomu, jeigu pas mane brokeris pradeda dirbti, gauna apmokymus, gauna pagalbą ir jam po to nusibost, aš savo laiką sugaišau ir jis meta. Mes turime įsipareigojimus prieš klientus, tiek aš, tiek tie brokeriai, bet yra sutartyje aiškiai parašyta. Jeigu tu meti, nebedirbi, visos pajamos, kur tos sutartys, pajamos, visa atsakomybė, pinigai, viskas pereina, tuo metu iki to laiko sutvarkyti viskas pereina įmoniai. Ar ne? Tu nieko nebegauni, nes tu apkrauni ne tik tai, kad tu parodai atsakomybės jausmo nebuvimą, ne tik tai, kad pavedi klientus, tu dar apkrauni įmonės mano resursus daugiau ir kažkas už tave tą reikalą turi sutvarkyti. Bet tai yra sutartyje pasirašyta, žmonės prieš pradėdami bendradarbiauti, jie pasirašo, yra nufilmuota video įrašą, kad jie suprato, kad jie skaitė, žodžiu, kad nebūtų po to nemačiau, negirdėjau, nesupratau, nes to melo yra labai daug. Tai aš tuo klausimu labai atsargiai. Yra dokumentas, yra filmuota medžiaga, kalbam. Nėra, gal biškutį ir nuomonę kartais reikėtų pasilaikyti savo, ar ne? Bet šitas veikėjas jau čia antras video įrašas, ar trečias netgi apie mane, jisai išsireikalavo savo dėmesio ir dabar aš pradėjau. Dažniausiai aš nepradedu, o čia Skirmantui Malinauskui, pamąstymui,
jeigu jis turi smegenų. Kodėl aš 2 metus, nors jis darė žalą, bet 2 metus nieko praktiškai nedariau dėl jo, nieko, ar ne? Ir galų gale trūko kantrybės taurė, ar ne, persipildė ir dabar aš ėmiausi veiksmą. Skirmantai Malinauskai, arba perduokit jam, kas klausote. Aš nepradedu tvarkyti reikalo, jeigu aš nežinau, kad jį užbaigsiu. Atsikartosiu. Aš nepradedu tvarkyti reikalo, jeigu aš nežinau, netikiu ir nežinau, kad jį užbaigsiu. Jeigu aš pradedu tvarkyti reikalą, jis bus užbaigtas iki galo. Mano sūnus 11 metų yra geriausias pasaulyje šachmatistas. Geresnis negu Lietuvoje šita Čimilytė, ar kas ten, jo lygis yra aukštesnis, jeigu kam įdomu, galim demo padaryti, ar ne? Tai yra jau didmeistrio lygiai, dar oficialiai jis nėra didmeistris, bet jis triuškina didmeistrius vieną po kito, kiekvieną dieną po 10 kartų, ar ne? Žmonės negali patikėti, kad 11 metų berniukas pasiekia tokią aukštinį protinį lygį, ar ne? Mes investuojame į intelektą, mes investuojam knygas, skaitom, mokomės, treniruojamės, kuriam save gerinam ir pagerinę save, kuriam pridėtinę vertę kitiems žmonėms. Kenkėjas turi būti nubaustas. Kenkėjas turi būti nubaustas. Ir tiesa apie Skirmantą Malinauską, tik tai pirmas video įrašas mano. Pirma diena. Ir jau man pradėjo jo aplinko žmonės rašyti tiesą apie jį. Aš prašysiu tų žmonių, kad jie išeitų ir gyvai pakalbėtų. Ir va šitaip jo auditorijai. Galbūt jis ten tiesą sako apie banditus ar ką. Čia vienas dalykas. Bet tu negali šmeižti visų iš eilės. Kęstutis rašo. Teisingai, Kęstuti. Tiesa yra svarbu, ar ne? Reiškiasi, mes turime tikrai, jeigu aš kažką esu blogai padaręs, ar pagal civilinę, ar pagal baudžiamą kodeksą, ir kažkas dokumentuoja, įrodo ir taip toliau, o ne tik tai pletkų ir nuomonių lygyje, ar ne? Pagrinde, aš galiu pasakyti, kas apie mane kalba blogai ir kas turi pretenzijų. Tai yra nesąžiningi klientai, viena kategorija, kurių objektus mes suradom pirkėjus ir jie bando visai gudrauti. Čia nekilnojamo turto agentai gali patvirtinti. 2 kategorijas, dabar žiūrėkit, 2 kategorijas nepatenkintų žmonių. Ar taip? Visi, kas klausot manęs ir kad čia pas mane tik 2 kategorijos nepatenkintų žmonių yra. Tai yra nekilnojamo turto pardavėjai ir kartais būna pirkėjai. Ir kita kategorija – brokeriai, kurie atėjo pas mane, dirbo ir susimokėjo pinigus ir šiuo metu nebedirba. Tos 2 kategorijos. Tai va, apie tas 2 kategorijas galėsiu atskirą video įrašą padaryti, apie, kam įdomu, apie kodėl tie klientai yra nepatenkinti, tai yra nesąžiningi klientai, kurie nenori mums sumokėti pinigų, ar ne? Ir tą gali patvirtinti bet kuris tas apeidinėjimas, apgaudinėjimas pastoviai vyksta Lietuvoje, tai yra jau tiesiog šalies mentalitetas. Amerikoje tie dalykai vyksta, bet čia vyksta 10 kartų mažiau, nes yra sistema geriau sutvarkyta. Ne? Ir gal rinka per didelė, netaip lengva apeidinėti, apgaudinėti. Lietuvoje vieni kitus pažįsta, čia kas perka ar parduoda, nelabai vieni kitus pažįsta, yra per daug žmonių, per didelį rinką. Dabar brokeriai, kurie susimoka pinigus, tai va šitą irgi reikės praanalizuoti, ar ne? Aš turiu jų įrašus, aš turiu jų sutartis, aš turiu jų darbą, aš turiu jų melus, aš turiu jų susirašinėjimą, aš turiu, kaip jie pradeda burtis į komandas, man už nugaros dirbti, kaip jie pradeda pirkti, perparduoti nekilnojamą turtą, man už nugaros, meluodami, ne? Tai va čia tos 2 kategorijos. Ir paskambino jam iš vienos iš tų kategorijos, vieno atveju, viena kategorija, kita, ir jisai puolė net nesigilindamas, nei kas aš esu, su manim asmeniškai, nie karto nekalbėjo. Ir reiškia, tai pasikalbėk, užduok man klausimą, aš būčiau davęs jam interviu. Bet jis manęs nekontaktavo niekada, sukūrė filmuką ir apkaltino mane sukčium, aferistų ir iškrypeliu. Ok, viešai, gerai. Dabar aš kol kas nekaltinu jo, aš kaltinu jo tik tai melu, tai yra melavimas, šmeižtas ir mano šeimai sukelta grėsmė gyvybei. Jisai iššaukė pyktį iš silpniau mąstančių žmonių, neturinčių savo nuomonės, kurie dar neišsivystė, dar tiki tą socialinę erdvę, nekritinio to mąstymo neturi. Ir jisai iššaukė pyktį šitų žmonių
reiškia, protos, emocijose. Ir šitie dabar puola, grasina, ant kiek tie pagristi yra grasinimai, nužudyti mane, susidoroti ir taip toliau. Tai čia jau aiškinsis policija, prokuratūra, o kad jis tai sukėlė, inicijavo, tai faktas. Arba gal jis meluodamas, šmeiždamas. Ir jis pats netgi aiškina, kaip tai daro. Bet ir vėl aš jau per daug dėmesio jam skiriu. Mane domina, ar jis yra alkoholikas, ar ne. Čia veidotyrininkai galite, net negaištami daug laiko, galite patirinėti jo veidą. Reiškia, ar jisai yra alkoholikas ar ne, kaip jūs manote. Patirinėkit jo veidą, veidotyrininkai, jo tas išraiškas, tą tokį, bendrą fizinį įmitimą, pasakyčiau, ar ne. Jo, tas kartais viena akis primerkta, kartais kita. Žodžiu, patirinėkit, kaip jūs manote, ar jis alkoholikas ar ne. Viena nuomonė. Bet aš labai norėčiau, aišku, kas dabar konstatuoja, ar jis alkoholikas ar ne. Vieni vartoja alkoholį kartą per mėnesį ir sako, viskas gerai. Kiti alkoholį vartoja kartą per savaitę ir sako, viskas gerai. Kiti alkoholį vartoja kartą per dieną, alaus butelį atsigeria, sako, viskas gerai. Kiti pastoviai geria alkoholį ryte, per pietus ir vakare ir sako, viskas gerai. Reiškia, ar metus taip alkoholį vartoti yra gerai ar ne? Ar čia alkoholikas, ar tik 5 metus? Tai žodžiu, čia yra tokia reliatyvi savoka labai, ar jis alkoholikas ar ne. Vienas dalykas. Mane labiau domina kaip jisai su pinigais. Ar jis yra iš kažko pavogęs pinigų, ar pasisavinęs, ar pažadėjęs kažką tai, ar jis yra prievartavęs turtą, ar jisai yra grasinęs, ar tiesiogiai ar netiesiogiai jisai reikalavo iš įmonių vadovų pinigų, galbūt per savo žmonės, va tas įdomu, ar jis tai yra daręs ar ne, su pinigais, nes panašu, kad jis turi problemą su pinigais, ar ne, ir nori tos pinigus gauti kenkėjiškų būdų. Visi klausėte jo tą iškarpą, kur aš parodžiau, dar kartą ir dar kartą. Turime pragroti, ką jis ten. Va, jis pats, čia ne mano žodžiai, čia yra jo žodžiai. Čia jo pasakyti žodžiai. Ok. Klausom įdėmiai. Mes galime ir pozityviai išnaudoti piramidės principą. Jisai siūlo panaudoti piramidės principą, kur, man atrodo, jis turbūt pats kritikuoja jau kituose video ar dar kažką tai. Padarykime labai paprastą dalyką. Kiekvienas iš jūsų pasirinkite 3 savo draugus, pažįstamus, artimuosius, giminės, ką tik tai norite. Ir 3 žmonėm išsiųskite nuorodą štai šito video. Jeigu jūs gavote nuorodą iš savo draugo, lygiai taip pat padarykite ir jūs pats. Labai greitai pamatysite, kaip veikia piramidės principas. Jeigu iš tikrųjų tokių žmonių, kurie tai padarys. Jisai moko jūs, kaip užsimti piramidės principų. Ok, Skirmantas Malinauskas moko užsimti piramidės principų, bet atkreipkite dėmesį, kad platinti jo video. Ne kad jūs uždirbtumėte pinigų, kad platinti jo video. Kitą video mes paruošime, kaip jis prašo, primiktinai vos nereikalauja pinigų. Prašo tų pinigų. Bus daug, apie šitą video sužinos visa Lietuva. Ir tai būtų didžiulė pergalė, todėl kad tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Gerai, supratom, Skirmantai Malinauskai. Tikslas yra apsunkinti gyvenimą tiem žmonėm, kurie labai turi daug pinigų. Tai va čia, kas yra jau jo šmeižti, kontaktuokit mane. Šiandien mes netgi nusprendėm, kad reikėtų čia iš nekilnojamo turto, nes jisai tai tik tai patvirtina, jis atakuoja, kas užsima. Jeigu kažkur kažkas pasiskundė ar kažką iš nekilnojamo turto, aferistai, sukčiai ir taip toliau, ir jisai matomai tikisi, kad jam kažkas pinigų mokės. Tokia viltis pasikvaila yra. Ne? Matomai, nežinau, čia reikėtų jo klausti. Reiškiasi, tai mes kalbėjom, kad sukurti tokią grupę, kur jisai šmeižia nekilnojamo turtą. Ir jeigu jisai
jeigu tokių žmonių bus daugiau ir žmonės bus linkę sudėti pinigus kartu, sudėti visų pirma, taip mes išreklamuosim savo paslaugas, brangieji. Čia ne tik tai, kad nubausime melagį, ar ne, bet ir tuo pačiu nubaudę šitą melagį mes išreklamuosime savo paslaugą. Mano atvejais melagis. Jūsų atveju turėsim įrodyti, turės būti dokumentai, turės būti rimta žala ir taip toliau ir taip toliau. Bet mano atveju aš kreipiausi dėl baudžiamos bylos iškėlimo. Dėl baudžiamos. Tai civilinis ieškinys seks po to. Pirmoje eilėje mes praeisim visą procesą. Aš manau, kad bent jau tuo metu, kai aš užsimdavau nusikalstamo to pasaulio reketo tyrimų, kai užsimdavau, tai žinau, kas yra įrodymai, kaip turi būti įrodymai surenkami ir taip toliau, jisai papuola pagal baudžiamą kodeksą. Gal pasikeitė laikai, gal kas žiūrėsime, ar ne? Bet praeisim visas įstaigas. Reiškia, jeigu pirmas instancija nematys nusikaltimo sudėties, kreipsimės į prokuratūrą. Jeigu prokuratūra nematys, kreipsimės į generalinę prokuratūrą. Viską viešinsim, rodysim ir dokumentuosim. Šitas reikalas gali užtrukti metai, 2 ar netgi 5. Čia tokie dalykai nepasibaigia greitai. Todėl aš ir taip atidėliau, nesupratau, jeigu jau pradėsiu su šito veikėju tvarkytis, tai aš sugaišiu, patrauksiu nuo savo šeimos 10 ar netgi 100 valandų. 100 valandų dėl mano nuomonė padugnės, visuomenės padugnė, mano nuomonė, tai yra žemo intelekto degeneratas, niekur nepritampa ir tik tai kenkdamas gali daryti pinigus, tai yra padugnė, mano nuomonė. Ar ne? Tai yra atmata visuomenės, ne šiukšlė. Ir aš turėsiu patraukti nuo savo sūnaus šachmatų turnyrų, ar ne, aš vis tiek važiuosiu, bet nuo laisvalaikio, nuo buvimo su šeima, nuo teikimo paslaugų klientams. Vietoj to prenumeruokit mano YouTube kanalą, tiesa, Darius Overlingas, vardas pavardė. Darius, nematot, net nepasireklamavau, ar ne? Kur aš kalbu apie tobulėjimą, apie emocinį intelektą. Jūs galite rasti daug, kokias knygas skaityti, kaip kas, žodžiu, aš tos video įrašinėjau, kaip įveikti depresiją, kaip dirbti su pasąmonė. Ir tarp kitko, dabar yra minčių kartą per mėnesį net pravesti kursus tokius. Nebrangiai, nuo 50 iki 100 eurų, jeigu susirinks pakankamas kiekis žmonių. Aš pats išleidęs tokiems seminaram 10 tūkstančių. Mano sūnaus šachmatai vien kainavo 70 tūkstančių. Nu gal dėl to ir jis ir galvoja, tiek pinigų išleidžia vien šachmatams vaiko, tai turbūt jisai yra labai turtingas. Mes tiesiog labai vertinam protą ir intelektą, ar ne? Ir tų pinigų reikia 3 kartus, 5 kartus daugiau išleisti. Aš jau labai taupydamas, ieškodavau gerus trenerius, kad gerai pamokytų, bet kuo pigiau, emigrantus, dar kažką, bet pasaulio čempionus ir taip toliau. Žodžiu, čia taupydamas man tiek kainavo, ar ne? Labai labai taupant, taip kad nėra Skirmantai Malinauskai pas mane 10 milijonų dolerių, kad tu galėtum juos pavogti ar atimti ar dar kažkaip tai. Čia toj vietoj prasišovęs būsi. Nekilnojamo turto agentai uždirba daugiau pinigų, bet nebūtinai, kad jie turi 10 ar 100 milijonų dolerių, ar ne, ar eurų. Tai va, žodžiu, prenumeruokit mano YouTube kanalą. Pasišėrinsiu aš toj, kur jūs. Va, prenumeruokit Darius Overlingas YouTube kanalą, prenumeruokit Namų brokeriai. Čia Skirmanto Malinausko bus visas grojaraštis, visi turbūt 10 ar netgi gal 100 video įrašų bus apie Skirmantą Malinauską. Būtent jam dedikuota, gal netgi sukursim puslapį apie jį, ar ne? Reiškiasi, bet čia reikia žiūrėti, kiek žmonių yra nukentėjusių ir, aišku, šitą reikia sustabdyti. Ar ne? Namų brokeriai. O kas liečia asmeninį tobulėjimą, čia žiūrėkit ir loginis mąstymas, ir drąsa, ir emocinis intelektas, ir čia daug visokių, aš tokios, kaip apsukti arklius, kaip įveikti depresiją, visokių pamokymų yra, reiškiasi, mano asmeniniam, ar ne? Kitaip tariant, mes siekiam sukurti pridėtinę vertę. Ar ne, duoti žmonėm, kurie negali mokėti pinigų, tokie bendrus apmokymus, nemokamus,
Jeigu kas norit seminarą 3 dienų, tai kiekvieno mėnesio gale galite registruotis. Būtent apie tos visus emocinius reikalus, ar ne, apie pasąmoninės visas programas, ar ne, kaip veikia. Kodėl būna, kad žmogus atrodo, kad ir kiek daug pastangų bedėtum, bet neprasimuši gyvenime. Aš turėjau tų pačių iššūkių, nes gimęs ir augęs kaime. Pastoviai reikia dirbti su savim, todėl išleidau dešimtimis, jeigu ne 100 tūkstančių savo asmeniniam tobulėjimą. Važiavau, toks Anthony Robbinsas yra, Richardas Bendleris, važiavau per tos seminarus. Dabar, aišku, jums yra žymiai lengviau, tada nebuvo YouTube tiek tos video medžiagos, dabar galit video medžiagą, bet to pačiu yra ir privalumai, ir trūkumai, kad ta video medžiaga. Privalumas yra, kad tu gali atsisėsti patogiai ir paklausyti, ar ne? Trūkumas yra tame, kad kai tu važiuoji į seminarus, į vietą nuvažiuoji, tu jau atsitrauki, pilnai pasineri į tą idėją, į tą problemą, kurią nori, su kitais žmonėm bendrauji, vis tiek judesys kažkaip labiau įstringa. O tai paklausai tą video, eini kitą video klausyti ir žiūrėk, už valandas jau pamiršai. Nėra išliekamosios vertės jūsų galvose, kai daug tų visokių video žiūri. Sveikas, Domantai. Gerai, vėl norėjau trumpai, bet kaip visada išsiplečiu. Bet aš manau, dabar jau pasakiau aš viską, ką norėjau pasakyti. Tai tiesa apie Skirmantą Malinauską yra svarbu. Dabar nuimsime jau jo šitą užsklandą ir kaip mane sukontaktuoti. Tai yra namų brokeriai, yra telefono numeris. Yra telefono numeris, arba bus nuoroda, pridėkite prie draugų namų brokeriai, arba elektroninis paštas namūbrokeriai@gmail.com, arba į Skype parašykit namų brokeriai. Aišku, man dabar labai daug trolių rašo, komentarai, grasinimai vienas po kito, nes jo ta bendruomenė, kaip man parašė, sako, tai yra nemąstanti bendruomenė, aš taip nemanau, galbūt jis apeliuoja į tokią bendruomenę, ten multikus tas dėdamas, tipo juokingų bandydamas, tokias intrigas keldamas, galbūt jis ir apeliuoja į tokią auditoriją, bet reiškiasi, žiūri ir normalų žmonės, žiūri ir adekvatų žmonės jo tą YouTube kanalą ir šitaip, aišku, jisai kenkia man ir sukelia netgi man ir mano šeimai grėsmę. Aš nesakau, kad aš nemoku apsisaugoti nuo tų grėsmių, bet tai yra grėsmė. Ir šitas veikėjas tą grėsmę skatina. Tai kontaktuokite mane šito telefono, arba elektroniniu paštu, arba Skype'u, arba Facebook'ą. Tiesa yra svarbu, toks paradoksas, panašu, kad tai yra alkoholikas, melagis, šmeižėjas, kenkėjas ir reiškiasi pinigų išviliotojas, galimai. Ir toks paradoksas, ir jis kalba apie tiesą. Reiškia, tai yra mano nuomonė šiukšlė, padugnė, bet jis kalba apie tiesą, ar ne? Tai žiūrėsim. Ir tai nėra klaida, sakyčiau, jeigu tai būtų vienas video netyčia įrašytas, pirmas video įrašytas, bet jis bando parodyti, kad jis tyrimą atlieka. Jis bando parodyti, kad jis tyria, gilinasi taip toliau, bet ima tik tai, kad suprastume, ima tik tai tuos segmentus iš konteksto, kur gali atrodyti, pavyzdžiui, čia iš vis aterizmas, jie ima 5%, jie ima, kiek žinau, Vilniuje ar kitur ima tik 3%. Įsivaizduojat, taip jau apgaudinėjai, žmonės ieško ką apgauti, imdamas 5%, kad ir 10%. Man matot, į kokią auditoriją jisai apeliuoja. Tai yra mano verslas, aš imu kiek noriu, 2, 3, aš vertinu savo paslaugą. Ir į tą paslaugą sutartyje su klientais yra prašyta, kas įeina ir taip toliau, ir klientai sutinka ir pasirašo. Tai plus mano dabar klientai yra visi nusifilmuoja pasirašymo metu, skaitom kartu kiekvieną punktą. Tarp kitko patariu, kas brokeriai, pradėkit naudoti tą pačią techniką, ką aš naudoju. Nebekyla jokių problemų. Tiek su brokeriais, tiek su visais. Sutarties pasirašymo metu vyksta filmavimas. Ir tai yra priedas prie sutarties. Aišku, jie turi sutikimą duoti ir taip toliau, kad tas video įrašas būtų galiojantis. Negalit paslapčia nufilmuoti, ne? Kad būtų jis galiojantis, turit gauti sutikimą ir kad tas video įrašas bus priedas prie sutarties. Ir tada, nes nebūtinai iš piktos valios. Aš pastebėjau, kad žmonės tiesiog pamiršta. Nes, pavyzdžiui,
namo pardavimas gali užtrukti pusę metų ar metus. Iki pat galutinio notarinio sandorio. Net jeigu mes parduodam vidutiniškai per 3 mėnesius, būna, kad per savaitę, per mėnesį parduodam už aukščiausią kainą rinkui. Todėl atskaičiavus mūsų tos 5%, pardavėjai dar lieka tikrai geriau pinigų negu visiems kitiems. Bet va šitoks melagis šmeižėjas jau išvarto, kad tie procentai yra aferizmas, kad tie procentai yra blogas dalykas. Net nesigilinęs, nei manęs kalbinės, nei reiškiasi su klientais, kurių turtą pardavėm, nekalbėjęs. Nu tai tu, jeigu atlieki žurnalistinį tyrimą, tai atlik jį pilnai. Ar taip? Turėtų pilnai, jeigu atlikti, jis taip, tiesa yra svarbu, nu tai padirbėk biškutį dėl to tiesaus. Bet matomai jisai yra, užsiėmęs gal biškį alkoholį padaugina savaitgalis, jis nenori daug dirbti, jis nori pasyvių pajamų gauti, keldamas intrigas, ar ne? Tai va, ir buvo atvejis mūsų, kai nufilmuota sutartis, klientė man skambina viena pirkėja, ne, čia pardavėjas turi apmokėti energetinio naudingumo sertifikatą. Taip, pardavėjas turi išsiimti energetinio naudingumo sertifikatą, bet šito konkrečiu atveju buvo apkalbėta, kad pardavėjas turi gauti šitą sumą pinigų į rankas ir visas išlaidas tiek notarinės, tai jeigu sutinka padengti pirkėjas, sandoris įvyksta. Ir jie sutiko ir buvo iškeltas specifiškai klausimas. Ar, reiškiasi, energetinio naudingumo sertifikatą, kad jie irgi turės apmokėti. Jie sutiko, tiksliau vyras sutiko, o žmona buvo tuo metu nuėjusi, bet vyras pasirašė. Ir žmona po to skambina jau pas notarą, kai reikia forminti, kad čia jiem nepriklauso, čia ta data. Sakau, ponė, yra filmuota medžiaga, aš tuoj perklausysiu. Už 10 minučių aš jai skambinu, sakau, norit paklausyti, kaip jūsų vyras pritarė. Ir aš paleidau įrašą, jinai paklausė, sako, atsiprašom. Pasirodo, ir aš galvoju, kodėl taip nutiko, nes pasirodo, tuo metu, kai vyko pasirašinėjimas, moteris dar nuėjo kažkur pasivaikščioti, pažiūrėti po tą namą, reiškiasi, o vyras jau dėjo parašus ir taip toliau, ir jinai neišgirdo. Jinai neišgirdo, kaip vyras, o tas turbūt po to pamiršo ar kažką. Ir tik tai 200 eurų problemėlė, bet labai lengvai, labai greitai išsprendėm dėl to, kad turėjom filmuotą medžiagą ir nieks nebegalėjo nuomonę reikšti, ir nieks nebegalėjo, reiškiasi, apeliuoti į sukčiavimą, aferizmą ar melavimą ir taip toliau, viskas buvo nufilmuota. Tai gali būti ne iš piktos valios, gali būti žmonės pamiršta ir taip toliau ir taip toliau. Bet praėjo pusę metų, štai mes galime pragroti video įrašą, kad ir valandos ar kiek, ir nustatyti, kaip iš tikrųjų buvo, apie ką kalbėta. Tai čia patarčiau daryti verslams, aš manau, tai greitai taps norma, todėl ir advokatai negalės interpretuoti sutarčių. Aš pavargau per 30 metų atlikti darbą tobulai ir po to nesažiningas advokatas, nesažiningas teisėjas kartu pasiima per pus mažiau pinigų negu mūsų komisiniai, pasidalina ir neva, aha, mes jūs apgavom, jūs durneliai tokį punktą į sutartį neparašėt, mum pochui, kad jūs daug dirbot, bet mes galim jūs apgauti ir mes apgavom. Teisėjai su advokatu dalinasi pinigus. Visi tai žino. Nu, čia nebent Malinausko auditorija gal nežino tokių dalykų, ar ne? Aš tą teismų ir policijos prokuratūros skersai išilgai iš vidaus ir iš išorės pažįstu, ar ne? Mes žinom, kas tai vyksta, kitas dalykas įrodyti tai. Vienas dalykas žinoti, kitas dalykas įrodyti, pateikti įrodymus. Jie yra labai atsargos, imdami kyšius ir mokosi iš vakarų, dabar kyšius per nekilnojamą turtą, per dovanas ir taip toliau, taip kad nėra taip lengva įrodyti. Bet jeigu išsikeli tikslą, įla iš maišo visada išlenda. Kągi, brangieji, ačiū Jums uždėmesį, Darius Overlingas iš Majamio. Tiesa yra svarbu. Toks paradoksas, aš turbūt pradėsiu naudoti šitą frazę, pasiskolinsiu, bet Malinausko tiesa yra nesvarbu. Tiesa yra svarbu, Malinausko tiesa arba melas yra nesvarbu. Arba svarbu jo melą išsiaiškinti. Va, tiesa apie Malinauską yra svarbu. Ir išsiaiškinti, kokia yra tiesa apie šitą kenkėją, kuris pats savo frazę pasakė. Kenkti reikia, kaip jis ten pasakė, kad aš tą noriu prisiminti jo frazę visą laiką ir jums dar kartą progrosiu. Pabaigai. Čia galimai vienas iš jo biznio modelių, tai, brangieji, yra turto prievartavimas. Jis pats gal to sąmoningai nesuvokia. Bet tai yra turto prievartavimas. Tai nėra turto prievartavimas mušant, žudant ar dar kažką tai, bet tai yra turto prievartavimas. Siekiama pasipelnyti
žalojant tavo turtą, žalojant tavo įmonę, žalojant tavo reputaciją. Dar kartą paklausom jo motyvus. Piramidiniai verslai gali būti pavojingi, tinklinis marketingas gali sugriauti jūsų gyvenimą, finansinės piramidės yra apgavystė, aš tikiuosi, kad jūs praplėtėte savo akiratį. Tačiau mes galime ir pozityviai išnaudoti piramidės principą. Padarykime labai paprastą dalyką. Kiekvienas iš jūsų... Iš pradžių jis sako, kad čia yra blogai, bet po to, ar čia jūs matote sveiko žmogaus, sveika logika kažkokia, sveiko žmogaus vien tie visi žaisliukai Iš pradžių jisai sako, finansinės piramidės yra blogai, išnaudojimas, apgaudinėjimas ir taip toliau. Ir tik tai užbaigė sakinį, iš karto siūlo užsimti finansinę piramidę, panaudoti ir šitaip kenkti žmonėms. Žiūrėk. Pasirinkite 3 savo draugus, pažįstamus, artimuosius, giminės, ką tik tai norite. Ir 3 žmonėm išsiųskite nuorodą štai šito video. Jeigu jūs gavote nuorodą iš savo draugo, lygiai taip pat padarykite ir jūs pats. Labai greitai pamatysite, kaip veikia piramidės principas. Jeigu iš tikrųjų tokių žmonių, kurie tai padarys, bus daug, apie šitą video sužinos visa Lietuva. Ir tai būtų didžiulė pergalė, todėl kad tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėms, kurie turi labai daug pinigų. Wow. Čia, aš manau, vienas iš jo tikslų yra, jis turbūt pasirašęs daug tikslų ir vienas iš tikslų, tarp kitko, baudžiama byla Skirmantui Malinauskui, čia yra praeito mano video įrašo pavadinimas. Reiškiasi, kitas dalykas, tai čia aiškinsimės mes. Bet kol kas galim spėtis, jisai renka aukas, tą pažiūrėsim, kaip jis tas aukas renka, iš kur renka ir taip toliau reikėtų, jis jau, reiškiasi, girdėjau vieną video, jums nereikia, geriau mokesčių nemokėkit, bet ją mokėkit, va toks ten, pagal atseit jau aiškina įstatymus, kaip pinigus nemokėti į biudžetą, kaip jam duoti, jo YouTube kanalui paaukoti, nes tiesa yra svarbu, ar ne? Ir alkoholis turbūt irgi svarbu. Alkoholikui alkoholis yra svarbu. Reiškiasi, aukas renka, aišku, jisai su šitokiu kiekiu prenumeratorių, aš nežinau, ten man yra skaičiavę, ten kiek Amerikoje darė, aiškinę, bet nežinau, bet matomai kažkiek vis tiek už tas reklamas ar 1000 ar mažiau ar daugiau, o gal ir daugiau, gal ir 5000 gauna, tai labai gerai, turės už ką žalą apmokėti, jeigu neslėpia tų pajamų, tai gauna iš reklamos, gauna, surenka iš žmonių, nes prašo jau tūkstančiai turbūt tų jo žinučių, kaip jis prašo pinigų. Po to, reiškiasi, ir galimai, kad šitaip jis bando apsunkinti gyvenimą ir prievartauja turtą. Ir galbūt kažkas, kas tikrai yra nusikaltėlis, kažkas gal tikrai kažką daro blogą, ir va toks žurnalistas atseit. Ir Respublikoje radijoje dirbęs dabar, ir toks pradeda kenkėjas, reiškiasi, prisisiurbti kaip siurbėlė, tai kas tikrai daro nusikaltimus kažkokias taip toliau, galbūt tikrai lengviau jam atmesti ten 1000 kitą ar 10 ar 20 ir iš tikrųjų, jeigu 20, turbūt jau lengviau yra pašalinti šitą veikėją ir man kažkaip įtarimas kyla, kad kažkas jį pašalins. Mano metodai yra teisiniai, aš kaip jis tyrimą atlikti ar ne, bet teisingą tyrimą atlikti, policija, prokuratūra, naudosim tos legalius ir visuomenės ar ne, bet kas tikrai yra nusikaltėlių, ir bando liktai tikrus nusikaltėlius kapstyti, arba bent jau tokius jau žinomus nusikaltėlius, ar kaip čia dabar pasakyti, liaudis šneka, kad jie yra nusikaltėliai. Kiek jie ten nusikaltėliai, ne vienas iš mūsų asmeniškai nematėm, nedalyvavom ar nužudėme ar kažką, bet tokie gandai vaikšto, ar ne? Ir jeigu jisai tikrai palies kažkokį tai žmogų, kur nenorės tas žmogus, kad išlystų tas jo tiesa, tai gali sumokės gyvybę. Tai įsivaizduokit, ant kiek yra durnas žmogus. Dėl tų kelių eurų, dėl tų kelių centų, kad jisai gautų, tai tu eik dirb, geriau į statybas dirb, ar ne? Eik dirb statybose, žurnalistė tu. Reiškiasi, eik
eik tą patį galėčiau pamokyti, susimokėtų pinigus, pamokyčiau, padaryčiau šito nekilnojamo turto brokeriu. Būčiau padaręs, dabar jau ne. Dabar žmogus jau pasirinko savo kelią, ar ne? Ir nekilnojamam turte tikrai, jeigu tu esi darbštus, jeigu įdėti pastangų, kiek jis dabar įdeda pastangų šmeižti, kenkti žmonėm, jeigu jis tas pastangas įdėtų kurti kažką tai, kad ir tam pačiam nekilnojamo turtai seniai turėtų jau namo, ne vieno kambario butą, seniai jisai turėtų tų pinigų perteklinių ir nereikėtų jam kaip siurbėlė siurbtis prie kitų žmonių ir kenkti kitiems. Tai va toks apie jį šiandien video trumpas valandos, ar ne? Domina, ar jisai tikrai yra alkoholikas ar ne, čia aplinkos žmonės. Dabar, ar jisai yra apgavęs kažką su pinigais ir jeigu apgavęs, tai vis tiek pateikite, jeigu nenorite išeiti į viešumą, vis tiek pateikite informaciją, nes šiandien žmonės parašė, nori anonimiškai išlikti, ar ne? Viskas gerai, pateikite informaciją, mes su policija, aš pats asmeniškai aiškinsimės, žiūrėsim, kur jis ką yra padaręs, aišku, reikalingi įrodymai. Jeigu jisai toks jau žulikėlis yra, jisai turėtų būti atsargus, ar ne? Bet įla iš maišo išlenda, ar ne? Kodėl jis buvo pašalintas arba pasišalino iš ministro patarėjų? Kodėl jisai nebedirba nei radijoje, nei tą? Kas yra dar nukentėję, būtinai rašykite. Mes kūrime tokią, sakykime, grupę visą žmonių, kurie aiškinsis, mes sistemingai aiškinsimės, kokius nusikaltimus jis yra padaręs. Jis pats to norėjo, jis pats nori apsunkinti kitų žmonių gyvenimą, bet jisai klysta, kad jam už tai kažkas mokės pinigus. Overlingas niekada nemokėjo nė vienam reketininkui ir šios kartos nusmurgusiam, supranti, reketininkai bent jau anų kartų bent jau atrodė patraukliai, ne? Buvo užsikačialinę, supranti, tatuiruotės treningai, kai dės vėlą tai mažai nepasirodys. Tokių pilna būdavo pas mane ir į biurą ateidavo ir taip toliau, tikrai grėsmingai atrodydavo. Šitas žmogus, jo kūnelis tai patys galit pamatyti pagal pečių juostą, ar ne, pečiai pas vyrą turėtų būti jau tokie, na? Tvirti. Reiškiasi, kokie pečiai pas jį? Ar ne? Nes, alų ten ar degtinę geriant, tai, žinai, o taip ir turbūt daug nereikia. Ar ne? Tai ir parodo, kad žmogus neturi nei proto disciplinos, nei kūno disciplinos, neprisižiūri kūno, gal ligonis yra, nežinau, čia jau aiškinsimės, ar ne? Bet esmė yra tame, kad šitaip jie bando prievartauti turtą, šių laikų influenceriai, žurnalistai, ar ne? Net politikai nebenaudoja jo. Jeigu tiesa yra svarbu, kodėl jis nekalba apie skiepus, kodėl jis nekalba apie tai, kas nutiko, kiek pinigų buvo iš biudžeto pavogta, ne? 5 milijardai, ne? Išmesta lauk. Kas nutiko su žmonių sveikatom po to? Kodėl jis apie tos dalykus nekalba? Kodėl jis nekalba apie vaikų iškrypimo skatimą mokyklose propagandą skleidžiamą? Kodėl jis apie tos dalykus nekalba, jeigu tiesa yra svarbu? Ar ne? Kodėl jis nekalba? O kodėl žmonės neužduoda tokio didelio klausimą? Kodėl jis kalba tik apie tą tiesą, kur kažkam pateikti kažkokio intrigo, kažkokio dramą? Kodėl jis apie tokią tiesą tik tai kalba? Viskas. Ačiū, prenumeruokit Namų brokerių YouTube kanalą, Darius Overlingas YouTube kanalą, pridėkit prie draugų ir skleiskite šitą video, nes tiesa yra svarbu. Ate.